Tai buvo Upninkų kaimo kapelos vadovas Justinas Diržinskas. Na, o Sangrūdos kaimo kapela taip pat jau nemažai metų, kaip yra susibūrę, muzikuoja, dainuoja, repetuoja, koncertuoja. Jų vadovė Angelė Babkauskienė, jinai, kiek girdėjau, sugeba suburti žmonės ir iš gretimų vietovių. Ir kaip jai tai pavyksta? Aš girdėjau, Loreta, kad visus vyrukus 15 kilometrų spinduliu yra paėmusi. Ar tai tiesa, tegu pati prisipažįsta, ponia Angelė? Prašom. Jeigu galima, aš norėčiau šiandien dar paimti ir studijoje vyrukų. Ar ateitų kas nors man į pagalbą? Tiesiog mes praplėstum kapelą. Ateikit, prašom, padėkit man. Aš čia turiu instrumentų. Pasidalinkit, kas kuo sugebėsit grot. Stanislavai, kas čia bus, kaip tamstai atrodo? Taigi bus kapelija nauja. Ir daina Dabar- naujos kapelijos, sena sangrūdietiška, apie vyrukus. Ar pažįsta dainininkus, sangrūdiečius vaikinus, ir kas gali pasakyti, kas gražesnis ir už juos? Tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Ir kas gali pasakyti, kas gražesnis ir už juos? Graičio puikiai moka ir dainuoja tai gražiai, kad negal atsiklausyti Vilnius, Kaunas ir Šakiai. Tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Kad negal atsiklausyti Vilnius, Kaunas ir Šakiai. Jų gražumas kaip radastos, o skirtumas yra tas, kad radasto žiedas